Atėjus šaltam metų laikui prasideda ne tik lietaus, šlapdribos ar sniego audros, bet ir kailio audros namuose. Kaip jų išvengti, apie tai kalbame su Brigita. Šiuo metų laiku šėrimasis natūralus procesas, kai gyvūnų organizmas prisitaiko prie metų laikų. Rudenį kailis tankėja, kad apsaugotų nuo šalčio, o pavasarį retėja, kad kūnas galėtų kvėpuoti ir vėsti. Tai ypač ryšku tiems, kurie daug laiko praleidžia lauke. Net kambariniai gyvūnai dėl dirbtinio apšvietimo ir šildymo šeriasi beveik visus metus, tik mažiau pastebimai. Svarbiausia – reguliarus šukavimas. Jis padeda pašalinti iškritusius plaukus, suaktyvina kraujotaką ir leidžia odai geriau kvėpuoti. Ilgaplaukiams šunims ir katėms verta naudoti specialius šepečius ar šukas, pritaikytas tankiam kailiui. Šukuoti reikėtų ne tik kailį, bet ir vietas, kur plaukai dažnai susivelia – už ausų, ant kojų ar pilvo srityje. Ar mityba gali turėti įtakos augintinių šėrimuisi? Taip, ir labai didelė. Subalansuota mityba padeda išlaikyti plauko struktūrą ir mažina slinkimą. Maiste turėtų būti pakankamai baltymų, A, E ir B grupės vitaminų bei omega-3 ir omega-6 riebalų rūgščių. Jos drėkina odą, stiprina plauką nuo šaknies ir suteikia žvilgesį. Jei augintinio kailis išsausėjęs ar plaukai lūžinėja, verta pasitarti su veterinaru dėl papildų, skirtų kailio ir odos būklei gerinti. O kokios priemonės dar galėtų būti, kad sumažintų šeimininkas augintinio šėrimąsi? Be šukavimo ir tinkamos mitybos padeda reguliarus maudymas su švelniais, natūralios sudėties šampūnais bei kondicionieriais. Jie pašalina negyvus plaukus ir apsaugo nuo vėlimosi. Po maudymo kailį reikia gerai išdžiovinti, kad drėgmė neužsilaikytų. Taip sumažinama grybelinių infekcijų rizika. Šaltuoju sezonu šukuoti verta dažniau, bet maudyti rečiau, kad neišsausėtų oda.